Visus metus kalbėjome apie internetą, todėl pagalvojau, kad reikia pažiūrėti, kas gero 2015 internete įvyko. Ir nedelsiant įteikti Gigo klubo apdovanojimus, todėl kad kai kurie dalyviai neturi kantrybės. Metų interneto balsas – Švilpikas! Žodis nugalėtojai. Sveikiname iš visos gerklės. Neperinkite YouTube kanalą, nes čia... – 2015 buvome labai motyvuoti. Tokie tingus, bet motyvuoti. Ir ne draugų popostintos išmintingos sentencijos mums padėjo taip jaustis. Metų interneto motivatorių paskelbs svečias, kuris jo vardą ir pavardę ištaria lengviausiai pasaulyje. Shia LaBeouf. Interneto motivatorius Shia LaBeouf ir jo Just Do It. Pažiūrėkim, kaip jis pakeitė mūsų gyvenimą. Do it! Vėl tu... Taigi vakar sakiau, kad viską aš Yesterday you said tomorrow, so just do it! Make your dreams come true! Klausyk, jie čia jau nuo 2013. Taigi tu žinai, kad indai dažniausiai patys išsiplauna, tik tai reikia biškį palaukti. No, what are you waiting for? Do it! Okay. Do it! Kas yra miela? Pandos yra mielas. Ir gyvas įrodymas, kad jeigu apsirengi fainai, niekas tavęs neišdrįs vadinti stora. Bet yra toks mielumas, kai pažiūrėjus negali susiturėti, ir tai vadinasi mielumo perviršis. Nominacijoje Mielumo perviršis šiais metais laimi YouTube video Stirniuko išgelbėjimas. Darius iš Amerikos sukūrė beveik 17 minučių YouTube filmuką apie tai, kaip jis globoja mažą sužeistą stirniuką, o kai pasveiko, paleido į laisvę. Teletiltas su nugalėtoju. Dariau, sveikiname nugalėjus. Sakykit, kaip jums pavyko filmuoti, o ne tik sėdėti apsikabinus stirniuką visą tą laiką? Na, dėkoju Ežio Gigo klubui už apdovanojimą. Linkėjimai Lietuvai. Ir, ne visus mielus žvėrelius reikia apkabinti. Tokie kaip meškos, drugeliai, policijos šuniukai nelabai ir mėgsta būti apkabinami. Taigi geriau žvėreliais pasirūpinti, juos globoti, kartais išgelbėti ir nufilmuoti. Na, linkiu jums gerų darbų, gerų video. Ačiū jums, Dariau. Tęsime apdovanojimus su Metų komplimento nominacija. Nugalėtojas mūsų linksmina spėliodamas mūsų metus. Kartais pagirdavo, kad atrodėme jaunesni, o kartais, kad labiau suprandę negu esame. Bet kokiu atveju komplimentas. Metų komplimentas internete. Puslapis ir programėlė How Old Net. Mano pusės yra taip patikėjo, kad jinai yra brandi 60 metų, kad net elgtis pradėjo kaip visiška senutė. Klausyk, gal gali pritilyti muziką? Tik negroja jokia muzika. Tai gal gali tada pritilyti tylą, nes kitaip aš policiją iškviesiu. Keliamės į Lietuvą ir apdovanosim kalbos saugotojus. Tai Facebook grupsas, kuris akylai seka mūsų rašytinę kalbą internete ir raportuoja klaidas. Metų interneto kalbos komisijos apdovanojimą laimi neraštingumo projektas Facebook'e Kodletai. Ačiū už pastangas. Kad jau pakalbėjome apie kodletus, pakalbėkime ir apie normalų maistą. Šiais metais rinkomės iš 2 stiprių konkurentų. Nominacijoje Maistas internete sutikome labai įdomių kulinarinių apraiškų. Nominantai. Kritiškai kūrybiškas Facebook maisto puslapis Šefo komplimentai. Ir naujas interneto trendas tortilijos ir patefonai. Šių metų Maistas internete nugalėtojas Šefo komplimentai. O štai ir padėka nuo nugalėtojo. Nemeluosiu, tikrai netikėta. Hola amigo, felicidades de México. O, dar labiau netikėta.
garbingai pralaimėję nori savo ruoštų pasveikinti nugalėtoją. 3, 2, 1, teletiltas! Internete greičiau nei virusas vaikų darželėje plinta įvairaus plauko iššūkiai. Šiais metais populiarūs buvo ekstremalus lyginimas, sulaukė ir bandymų Vilniuje. Don't Judge Me Challenge, kuriame reikėjo neteisti žmonių. Interneto iššūkio neabejotinas nugalėtojas Lip Challenge. Pažiūrėkime, kaip šis savotiškas grožis keitė mūsų gyvenimus ir pareikalavo aukų. Bazė kviečia realiai. Mes atsukti. Trauktis nebėra kur. Atleisk schemą. Aš dar turiu paskutinį ginklą. Over. Senokai ragavę peklos karščio. Nerealis koks dar ginklas. Sveiki savo vietoj. Lūpų iššūkis galėjo laisvai tapti nugalėtojų ir kitoje gigo nominacijoje interneto keistumas. Bet stiprus šiuometinis nugalėtojas, kuris taip pat kažkada prasidėjo kaip challenge'as, viską sustatė į savo vietas. Metų interneto keistumo apdovanojimą laimi blogerės Šnapštūrės. Valgymis tikėjo mačio, linkėmi mamai tėčiai. Ir štai dovanėlė nuo maniškių. Tai štai, jeigu jums įdomu, prašau likite su manimi, pažiūrėkite šį video ir tikiuosi parelaksuosit. Wow, šis interneto trendas pasakoti, ką nors šnabždant, yra toks keistas. Žiūri ir jauties kaip bibliotekoje, kur net pelės pašnabždom cypauja. Žmonės sako, tie šnabžd vlogai labai ramina. Bet ko aš pasimokiau, kad šnabždėjimas gali būti labai stiprus dalykas. Atrodo kaip kosmosas. Kosmos ant subscribe. Tavo vietoje aš to nedaryčiau. Neskambink policijai, aš interneto. Tęsėme Gigo klubo apdovanojimus. Ema, labai faina tavo ceremonija, bet turiu tau vieną klausimą. What are those? Kaip jūs atspėjote ir jūs tiesiog priverčiat mane skelbti kitą nugalėtoją. Metų video memas. Žmonių klausinėjimas, kas čia per batai pas juos ant kojų, arba What are those? What are those? What are those? Ir kokie metų apdovanojimai be interneto kačiukų? Šiais metais interneto kačiukų nominacijoje laimėjo ne vienas, o daug kačiukų video. Metų interneto kačiukų apdovanojimą laimi Katės ir agurkai. YouTube video tema, kuri atskleidė, kad kai kurios katės nedraugavo su kai kuriomis daržovėmis. Pažiūrėkime, kaip tai pakeitė mūsų gyvenimus. Geriau, dabar žymiai geriau. Ir vaikus galiu išleisti mokslus. Ir pati kažkaip einu gatve ir taip iškart laisviau. Po vidutiniškai ilgų ir gal net ne visai pagristų ieškojimų pristatome naują išradimą Škatsbelt. Ir netgi vyras pastebi, kad tokia labiau atsipalaidavus, pasitikiu savimi. Ir kaip man ten kolegos sakė, kad atrodo, kad laisvoji šaly gyvenu. Katės persekė ne tik internete, bet ir gyvenime. Mes tarėme joms ne su naujaja antikatinė technologija. Pradėjau naudoti Škatsbeltą ir niekas manęs nebepersekioja. Jokių užkabinimų gatvėje, jokių nagų žvanginimų, jokio granulinio maisto reketo. Nėra taip, kad negalėtumėm apsirengti. Žinot, dabar net pati kartais pažiūriu kokį kačių video. Galiu drąsiai teigti, esu laiminga moteris. Škatsbelt ir kačių reketui Belt Škats. Ar susitiksim kitais metais? Like, share ir pažiūrėsim. Su šventėm ir gerų naujų.